naujiena, nes be mikrofono, tikiuosi, mus čia girdėsit. Aš kalbėsiu labai trumpai. Bet labai malonu, kad turime Andriaus parodą čia. Visus jo nuopelnus ir kiek jis yra žinomas, manau, kolegos ir pažįstami žino, kas nežino, čia viskas yra daug kažkiek tai surašyta, o jeigu čia per mažai, tai galite išsigūglinti. Žmogus ne tik Lietuvoje žinomas, bet ir užsienyje apdovanotas, vienu žodžiu, pats žinomiausias ir geriausias, nežinau, drono įvaldytojas turbūt. Ir apie pačią fotografiją kalbėsiu parodą pats, bet tiesiog tai buvo kažkaip po parodos pakabinimo važiavau namo ir taip ironiškai ganėtinai nutiko, kad parodos pavadinimas Balti medžiai, kas yra visiškai priešingai turbūt šiam laikotarpiui. Važiavau, taip gražiai viskas baltai žydi, taip nuostabu ir kvepia ir šita paroda. Tai toksai ironiškas momentas. Bet apie visus kormoranus ir visą kitą, kaip tenai buvo faina jis potkinti. Manau, kad pasipasakoti, nes aš neleidau jam kalbėti artimiausiai kiek šiandien, kokią valandą, kad nieko nepasakotų ir niekas neklausinėtų, kad jis išsipasakotų dabar. Tai aš manau, bus įdomi istorija, o šiaip tai ką, Andriu, ačiū tau dar sykį, nes jau čia nebe pirma paroda su Andriu, tai jau čia tokia mini. Labą dieną. Džiaugiuosi, kad jūs susirinkote tiek gausiai, iš tikrųjų net nesitikėjau. Ir daugumą žmonių net nesitikėjau pamatyti, tai smagu labai. Ir viskas prasidėjo nuo plenero Nidoje, kur organizavo Jonas Staselis ir aš buvau pakviestas dalyvauti kaip vyresnysis brolis, taip jie tai įvardino jauniesiems fotografams. Ir iš tikrųjų nežinau, kiek aš jiem ten padėjau visame tame reikale, nes ten būdavo daug apie koncepcijos kūrimą, apie apmąstymus, apie dar kažką, tai man tai ganėtinai sudėtinga, aš einu, darau, žiūriu, kas gaunasi, fotografuoju ir tada darau kažkokius tai ciklus. Iš tikrųjų dar tie balti medžiai prasidėjo nuo to, kad kai mane pakvietė Jonas, aš sutikau labai džiaugsmingai, nes galvojau, kad nes tie visi plenerai vykdavo pavasarį, ankstyvą pavasarį ar kovo mėnesį kažkada, tai kai Nidoje būdavo sniego. Ir aš galvoju, kaip bus man smagu Nidą pafotkinti su sniegu. Bet per visas pandemijas viską ten uždarė ir visi vyko rudenį. Ir rudenį, aišku, sniego nebuvo, apie kurį aš galvojau, kad pafotografuosiu. Ir aš bevažinėdamas atradau šitos kormoranų medžius. Čia iš esmės viskas yra fotografuota ne jų kolonijoje, bet kaip gamtininkai vadina tupyklos. Tai yra medžiai pakrantėse, kur jie sėdi, tupi tenais ir po to skrenda maitintis iš tų vietų. Ir man ten skraidant su dronu, tas vaizdas toks labai pasirodė kaip ir, gal sakykime, žiaurus, nes miršta medžiai, visa kita, galvoju, kokie čia blogi kormoranai, kokie čia yra parazitai, visokie invaziniai ir kiti dalykai, nes jie čia viską naikina, tai čia nieko nebebus ir taip toliau. Bet pradėjus fotografuoti kažkaip, pradėjau domėtis, pradėjau kalbinti žmonės, ten vietinius ir susiskambinau su ornitologija ir skambinau vietiniam biologui, miškininkui ir kažkaip pasirodo nėra taip baisu gal, kaip atrodo. Aš 2 ar 3 metus aš juos fotografavau ieškodamas jų. Bet iš esmės kormoranas nėra joks invazinis paukštis, jis yra mūsų paukštis, jie paprasčiausiai paplitę labai pasaulyje, jos kažkada tai yra prie caro valdžios visai išnaikinę, bet jie vėl atskrido, čionai sugrįžo. Ir, tarkim, toj
lankytojams skirtoj vietoj, kur vadinama kormoranų kolonija. Jau pačių kormoranų nėra, jie pasikėlė toliau, nes tie medžiai jau išgriuvo, kurie nudžiuvo nuo jų visų išmatų ir dėl ko jie pasidarė balti. Ir ką aš atradau vietoj sniego. Ir tai visai ne pavasario kvapas, nes ten pavaikščiojus kvapas visai kitoks, toks nekoks labai. Tai vat, ir, sakykime, toj kolonijoje, kaip minėjau, pačioj pirmojoje, nebėra pušų, bet auga ąžuolai. Ir kalbant būtent su biologu, jisai sako, žmogaus gyvenimas paprasčiausiai yra per trumpas ir mes visada puolam dramatizuoti, tvarkyti, reguliuoti, kažką tai daryti, nes tai atrodo baisu. Bet tu sako, pagalvok, kad jeigu po kažkiek tai laiko, po kažkiek tai 100 metų pakrantė Neringos bus ne pušis, kurios iš esmės yra sodintos, o tarkim ten žalios ąžuolai. Tai argi bus negražu. Tai vėlgi, ta mintis, ar jie kormoranai naikina, ar jie sukuria kažką naują. Tai va. Ir aišku, vietiniai gyventojai nėra labai jais patenkinti, nes, kaip ir kalbinau, jie ten vaikščiodavo tom pakrantėmis su vaikais ir išsimaudyti, ir ten gintariukų parinkti, dabar jie ten nebegali eiti, nes, ten smirda paprasčiausiai. Eiti gali, bet malonumo jokio nebėra. Tai va, vis dėlto, kaip sakant, gamta kažkaip susitvarko pati su savim ir galbūt nereikia jos labai reguliuoti. Šiaip gal paprasčiausiai man dar labai jos patiko fotografuoti, nes atrandi kažkokių kompozicijų, tokių, kurių tu niekada nesitikė iš viršaus. Jos žiūri, aišku, jos gana ir sudėtinga fotografuoti, nes paukščiai dažniausiai bijo drono arba jį puola kai kada. Jie nepuolė, jie paprasčiausiai nuskrisdavo. Bet kažkurio tai momentu, man gerai būdavo, nors kaip šituose nuotraukose, kad jie skrenda. Tu jau leidėsi truputį žemyn, kad jie skristų, nes reikia skrydžio. Bet čia jau buvo koks, aš ten skraidžiau gal kokia jau 2 valandą vis keisdamas akumuliatorius dronui. Ir jie jau nebebijo, nes, kaip ir tas birbiantis daiktas jam nieko blogo nedaro, kodėl jam čia reikia bėgti. Ir tada ten yra nufotografuota, ten praktiškai jisai žiūri į tą droną ir niekur neskrenda. Zirsk, jeigu nori. Tai tada, važiuoju, kitą dieną važiuosiu. Kitą dieną jau pamiršta, kad čia pavojaus nekelia ir vėl bėga nuo manęs. Tai va, ir gavosi tokia paroda. Tokia truputį, kai kas čia klausia, čia sako, naktį fotografavai? Ne, čia viskas yra fotografuota dieną, dažniausiai apsiniaukusią, yra keletą, tai saulėta. Ir vanduo juodas, jis toks gaunasi. Jis yra tamsus vanduo pas mus, ne žydrosios lagūnos pas mus. Tai va, jeigu yra kažkokių klausimų, tai klauskite. Tai aš dar čia būsiu. Visada galit prieiti, paklausti, kas, ant ko, kaip, kodėl ir taip toliau. Aš tai žmonės pakviesiu, kurie čia anksčiau nėra buvę, kad esat senam pastate, tai visur drąsiai vaikščioti, apžiūrėti erdves, nueikite į rūsį, paskui eisime viršų, kur mes tenai pakviesiu pasivaišinti, o šiaip gal toks laisvų režimų ir sveikinimai autoriui. Noriu pasisakyti apie patį, ką nors tokią įdomesnę. Tai aš manau, kad kaip ir paroda atidaryta, kaip ir... Nereikia apie vaišę sakyti, gal būtų kažkas pasakė. Mintis, kad tu... Mikolas Arkanas. Bet jūs niekada vienas neatvažiuojat, ar ne? O tai įdomu, su kuo? Vienas? Rusija kažkas yra, kurie įėjimas į Rusų pradžią. Čia neprireikia kažko.